Nu, palauksim, kol kokie 3 pralaimėjimai išėlės Eurolygoje bus ir koks nors namie prieš tokį nors varžovą, kur tu turėsi iš savo lentynos pasiimti. Ir tada ateis ir tada prieš 10 žurnalistų, prieš kuriuos jau 5 tu būsi pasišakojęs, ir tada pažiūrėsim, kaip ar linksma bus labai tose konferencijose. Aš tai labai laukiu, tiesą pasakęs. Ir žais, tai man atrodo, šitas rezultatas -3. Ne, iš 20 -3 vis tiek toks. Nu, jo, bet dar porą minučių tikėtina. Nu, tai gerai, bet tai dabar jeigu jam užduotų klausimą treneriui, tai pozityvas šiandieną, kad iš -20 išlipo tik į -3, tai galvoju, tai jisai gerai atsakytų, jo. Tada irgi sakytų, ne, jūs šio durnyčio, mums reikėjo pergalės, čia mes apie tokius dalykus net negalvojam. Tai čia nėra gero, tada reiškia klausimą tau. Nu, tai tu tiesiog nusistatai, kad dabar aš kažką čia užsipulsiu, ant kažko pastumsiu. Nu tai gerai, aš sakau, pastums, va vieną kartą pastumė ant vieno, pastums ant kito, dabar tegu pasidžiaugia, kad pastumė. Nu, palauksim, kol kokie 3 pralaimėjimai išėlės Eurolygoje bus ir koks nors namie prieš tokį nors varžovą, kur tu turėsi iš savo lentynos pasiimti. Ir tada ateis ir tada prieš 10 žurnalistų, prieš kuriuos jau 5 tu būsi pasišakojęs, ir tada pažiūrėsim, kaip ar linksma bus labai tose konferencijose. Aš tai labai laukiu, tiesą pasakęs.